Iš tikrųjų skubios naujienos. Ukraina pasiruošė bombarduoti objektus Rusijoje, kurie liko be priešlėktuvinės gynybos siekiant apsaugoti pergalės paradą Maskvoje. Vladimiras Putinas sutelkė į Maskvą didžiulį kiekį priešlėktuvinės gynybos priemonių dėl gegužės 9-osios karinio parado, visiškai palikdamas kitus regionus be apsaugos. Ukrainos bepiločių pajėgų kariai ketina tuo pasinaudoti ir tai pažadėjo Ukrainos bepiločių pajėgų vadas Robertas Madžaras Braudis. Tuo pačiu metu apie tai užsiminė ir prezidentas Zelenskis, pažymėdamas, kad paties parado bombarduoti žinoma nebūtina, tačiau visiškai neapsaugotus objektus visoje Rusijoje tikrai verta atakuoti. Juolab, kad Rusija jau pažeidė savo pačios paliaubas, kurias paskelbė Vladimiras Putinas. Svarbu pažymėti, kad išvakarėse gegužės 9-osios Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis padarė pareiškimą, pabrėždamas, jog Rusijos kariniai veiksmai gegužės 8-ąją parodė, kaip Ukraina veiks šiandien, gegužės 9-ąją. Na, o pagal Ukrainos generalinio štabo suvestinę, Rusija suaktyvino puolimą fronte ir nesustojo atakuoti Ukrainos miestų. Nepaisant to, kad Kremlius paskelbė, jog jie esą vienašališkai sutinka su paliaubomis, taigi, kas šiandien gali tapti atakos taikiniu Rusijos teritorijoje? Aptarkime tai kartu. Mano vardas Aleksejus Pečijus. Aptarkime šią temą kartu, bet prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patiktuką šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Būsiu jums už tai dėkingas. Tai labai padeda skleisti turinį YouTube platformoje. Taip pat užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbėme operatyves naujienas, kai tik jos pasirodo. Taigi, rusams šiandien gegužės 9-oji yra labai keista diena. Iš vienos pusės jie švenčia pergalės dieną, o iš kitos dreba iš baimės, kad į juos gali pataikyti ukrainietiška raketa arba ukrainietiškas dronas. Taip dreba, kad visą savaitę Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerija ir Kremlius tiesiog garsiai šaukia: ne, nelieskite mūsų, kitaip mes viską subombarduosime. Grasinimas nuskambėjo ne vieną kartą, o kai žmogus kartoja tą patį grasinimą kelis kartus, tai visų pirma reiškia, kad jis jo neįgyvendins, o antra, jis yra taip stipriai išsigandęs, kad bando visus perkalbėti. Jis sako: ne, patikėkite, aš tikrai pasiruošęs tai padaryti. Visi sako: baig, tylėk jau. Jis sako: ne, jūs nesupratote, šitaip visą savaitę elgėsi Kremlius. Vladimiras Putinas pareiškė rusams, kad pergalė prieš Ukrainą yra neišvengiama. Tačiau šeštadienį, gegužės 9-ąją, Maskvos Raudonosios aikštės grindiniu nebus tankų ar raketų griausmo. Pirmą kartą per beveik 20 metų kasmetinė pergalės dienos šventė, tiksliau sąjungininkų pergalės prieš nacistinę Vokietiją minėjimas, Maskvoje vyks be karinės technikos. Priežastis paprasta – Kremlius bijo Ukrainos išpuolio, o Vladimiras Putinas tiesiog bijo. Ir rusams tikrai yra ko bijoti. O ko gero labiausiai šį savaitgalį išsigando Putino režimas. Robertas Madžaras Braudis yra Ukrainos karinių bepiločių orlaivių padalinio Madžaro paukščiai vadovas ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bepiločių sistemų pajėgų vadas. Pastaraisiais mėnesiais būtent jo padalinys sudavė keletą smūgių dideliais atstumais taikiniams Rusijos gilumoje, įskaitant uostus, naftos perdirbimo gamyklas ir raketų gamyklas. Ir štai Madžaras interviu leidiniui The Guardian pripažino, kad simbolinis smūgis į Raudonąją aikštę žinoma atkreiptų viso pasaulio dėmesį. Tačiau jis sako, kad Ukraina tikėtina suduos antausį ten, kur Rusijos oro gynyba yra daug silpnesnė. Ir toliau pacituosiu jį. Kam švaistyti dronus didžiai sienai? Tačiau turima omenyje sustiprinta Maskvos apsauga oro gynybos sistemomis. Jei smogsite energetikos sektoriui ar kariniams objektams, tai žinoma bus geriau. Ir pažymėsiu, kad elitinės 414 Madžaro brigados griaunamieji išpuoliai tapo didžiulė problema Kremliui jo kare. Padalinio tolimojo nuotolio bepiločiai naikina priešo oro gynybos sistemas greičiau, nei Maskva spėja jas atkurti. Ir staiga viskas, 2000 km spindulių nuo sienos su Ukraina tapo Ukrainos bepiločių ir raketų taikiniais. Keletas veiksnių matyt tai paaiškina. Neseniai Rusijoje kilusi panika ir augantis optimizmas Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Viena iš priežasčių – naujas Ukrainos kaip bepiločių srities supervalstybės statusas.
Ukrainos technologijos skirtos kovai su bepiločiais dabar eksportuojamos į Persijos įlankos šalis, kurios patyrė Irano išpolius. Kitas veiksnys – didieji duomenys. Situacinio informuotumo sistema Delta registruoja kiekvieną Ukrainos bepiločių misiją, įskaitant žinoma ir nesėkmingas. Ir štai Madžaras sako, kad kasdien gauna nuo 12 iki 15 terabaitų neapdorotos vaizdo medžiagos iš įvairių bepiločių. Ir Putinas negali to nežinoti, todėl jis ir panikuoja. Na, o Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis dar labiau pakursto situaciją, cituoju. Matome, kad pastarosiomis savaitėmis aplink Maskvą papildomai plečiami priešlėktuvinės gynybos žiedai, masiškai perkeliant oro gynybos sistemas iš regionų. Tai rodo, kad Rusijos vadovybė labiau nerimauja dėl savo parado Maskvoje, nei dėl visos likusios Rusijos. Tai atveria papildomas galimybės mūsų toliašaudėms sankcijoms. Bus nustatyti atitinkami prioritetai. Taip pat pažymėsiu, kad šiandien jau apie 70% Rusijos gyventojų patenka į Ukrainos dronų ir raketų pasiekiamumo zoną. Pažymėsiu, kad iki 2022 metų to apskritai nebuvo. Tai štai tokia Vladimiro Putino demilitarizacija vyksta pagal planą. Ir Rusijos kariškiai. Blogeriai toliau nurodo oro gynybos raketų trūkumą, kuris trukdo efektyviai kovoti su vis sėkmingesniais Ukrainos dronų smūgiais. Rusijos energetinės infrastruktūros mastai ir jos objektų išsidėstymas didžiojoje Rusijos dalyje, žinoma, sukuria esminę problemą priešlėktuviniai gynybai. Rusijoje tarsi yra tiek daug potencialių taikinių, kuriuos reikia saugoti. Vladimiras Putinas nusprendė saugoti būtent pergalės paradą Maskvoje ir žinoma savo rūmus. Skirtingai nei pramoniniai ar kariniai objektai, net ir nedidelis sėkmingų smūgių skaičius į naftos objektus gali turėti milžiniškų pasekmių, nes naftos produktai lengvai užsiliepsnoja. Rezervuarai ir vamzdynai paprastai nėra šarvuoti, nėra sutvirtinti, todėl juos daug lengviau pataikyti. Gamyklos. Keli prasiveržę dronai su nedidelėmis kovinėmis galvutėmis gali tiesiog pažeisti stogą, o naftos perdirbimo gamyklos atveju yra nemaža tikimybė, kad jie sukels didelį gaisrą arba milžinišką sprogimą. Ir štai išvakarėse, gegužės 9-osios, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padarė pareiškimą, pabrėždamas, kad Ukraina atsakys simetriškai. Gegužės 8-ąją, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo dieną, Ukrainos prezidentas priminė apie ankstesnių ukrainiečių kartų kovą prieš okupantus. Jis pažymėjo, kad kovos už laisvę vėl vyksta Ukrainos žemėje, rytiniuose regionuose, Dnipropetrovsko, Sumsko, Černyhivo, Charkivo srityse ir Donbase. Pasak Zelenskio, dabartinis karas tapo kovos prieš agresorių, bandanti primesti pasauliui praėjusio amžiaus tvarką tąsa. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina ketina išsaugoti nepriklausomybę ir apginti tautos teisę į gyvenimą. Galiausiai Zelenskis priminė, kad Ukrainos pusė iš anksto išreiškė savo poziciją ir yra pasirengusi veikti simetriškai reaguodama į rusiško priešininko veiksmus. Toliau citata. Dabar girdime daug naujų grasinimų iš Rusijos pusės, nors mes pateikėme jiems visiškai logišką ir suprantamą poziciją. Veiksime veidrodiniu principu. Gegužės 8 jie pradėjo nuo apšaudymų, fronte buvo šturmo veiksmai, naudojami bepiločiai orlaiviai, o vakar jie surengė dar daugiau aviacinių smūgių. Buvo ir mūsų simetriškų atsakomųjų veiksmų. Rytojaus diena priklauso nuo to, ką išgirsime šiandien, sakė Vladimiras Zelenskis gegužės 8. Na, todėl šiandien Rusijoje, man atrodo, bus gana įdomi diena. Draugai, čia noriu padaryti svarbų pranešimą ukrainietiškai kalbantiems šio YouTube kanalo žiūrovams. Būtent šiandien paleidau naują YouTube kanalą, kuriame kalbu tik ukrainiečių kalba, leidžiu tokio formato dienos apžvalgas, dienos rezultatus. Kiekvienos dienos pabaigoje išeis viena laida ukrainiečių kalba, kurioje kartu su jumis apžvelgsime praėjusios dienos rezultatus. Dėmesys žinoma bus skiriamas Ukrainos vidaus temoms ir geopolitikai, kuri vienaip ar kitaip daro įtaką procesams Ukrainoje.
Todėl, draugai, tie, kurie kalbate ukrainietiškai, kurie žiūrite mane iš Ukrainos, labai jūsų prašau šiandien pereiti pagal nuorodą prisektame komentare į mano naują YouTube kanalą, žinoma, užsiprenumeruoti, pažiūrėti pirmąją laidą ir parašyti savo komentarus. Apskritai, palaikyti naują YouTube kanalą. Tam, kad YouTube iš karto pradėtų jį reitinguoti ir kuo daugiau ukrainietiškai kalbančių žiūrovų galėtų pamatyti mūsų laidas. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka, jei norite palaikyti šio YouTube kanalo veiklą. Žinoma, būsiu jums už tai dėkingas. Tai galite padaryti bet kokia auka pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme arba naudodamiesi QR kodų jūsų ekranuose. Tai viskas, saugokite save, iki pasimatymo.